kartą teko internete skaityti tokius žodžius, kurie iš tikrųjų verčia susimastyti ir taipogi paaiškina, kodėl mums kiekvienam reikalingas šis laikotarpis. Ten buvo parašyta taip: tiesiog nuostaba ima, kaip žmonės lengvai atsisako Dievo ir paskui stebisi, kad pasaulis vis blogėja ir blogėja. Nuostaba ima, kaip žmonės tiki, ką sako žiniasklaida, bet nepasitiki Biblija. Nuostaba ima, kaip žmonės nori patekti į dangų be tikėjimo, mąstymo ir tikrai darant tai, ką sako šventas raštas. Nuostaba ima, kaip žmonės sako, aš tikiu į Dievą, bet veikia taip, kaip yra gundomi šėtono, pasirodančio dykumoje. Vėlgi nuostaba ima, kaip žmonės greitai įsitraukia į nepadorius juokelius, bet jeigu kas pradeda kalbėti apie Dievą, traukiasi į šoną. Nuostaba ima, kaip lengvai internetu žiniasklaida keliauja žiaurios, vulgarios scenos, o tačiau vieša diskusija apie Jėzų arba ženklų su jo asmeniu vaizdavimas viešumoje jau eilėje šalių tiesiog uždraustas. Taigi ima nuostaba, ar nereikalingas mums visiems atsivertimas, juk kiekvienas, brangus klausytojai, mes galėtume atpažinti šiuose žodžiuose ir save. Iš tikrųjų, kartais mes gėdijamės, bodėmės Kristaus liudimo, tuo tarpu visi kiti dalykai, kurie priimti sekuliarioj visuomeniai, mums yra, atrodo, tinkami, derami ir mes jais naudojamės ir juos kartais netgi patys aktyviai propaguojame. Tuo tarpu reikalinga visiškai kita laikysena. Štai dėl ko ne vieną kartą gavėnios metu mes būsime kviečiami atsiversti.